Okay. Dabar Vladimiras padalins jums trupučiuk apie tylaką, kaip statyti. Mes dar keletų dalykų pakalbėsim, mes beveik į pabaigą. Gerai, mes pakalbėjome trupučiuk apie tylakos svarbą, tylakos formas, kad tai identifikuoja mus kaip vaišnavus, tai mūsų tapatybė. Ir mes kalbėjome jau, kad skirtingos spalvos būna. Spalvos irgi turi tam tikrą reikšmę. Pavyzdžiui, jeigu žmogus stato tylaką juodą spalvą atneša ramybę. Juoda spalva tylakos. Ramybė. Raudona, paprastai raudona nešioja, tylaką dažnai nešioja kšatrijai arba valdininkai. Raudonas spalva padeda kontroliuoti kitus. Geltona spalva žmogui atneša turtus. Bet ir geltona ir balta būna, raudona, balta, geltona dažniausiai būna. Ir balta atneša palankumą tiesiog ir įsivadavimą. Tai yra tiesiog spalvos, skirtingos spalvos. Vedų kultūrai viską turi tam tikrą prasmę. Spalvos, drabužių spalvos. Geriausia medžiaga tylakai tai yra molis iš Dvarakos, viešpaties Krišnos gyvenamas vietos molis. Labai šviesiai geltona spalva. Jeigu jūs, aišku, atsidavusi, kada važiuoju į Šventą Damą, jie paprastai atveža. Vadinasi Gopi Čandana. Gopi Čandana reiškia molis, Gopi. Tai yra vieta, kur vieną kartą Gopi padengė Krišną su sandalmedžio pasta, Krišna įsimaudė kundai arba pradė ir visas molis nusėdo, visas sandalmedžio pasta nusėdo ir paskui iš to ežerą ima tą molį. Todėl tai labai brangus vaišnavam. Jeigu jūs neturite tokį molį, jūs galit paimti molį iš bet kokį žemę iš šventos vietos tiesiog. Jeigu jūs negalit nukeliauti į šventą vietą ir paimti žemę, jūs galit paimti molį iš šventų upių krantų, nuo šventų upių krantų, nuo Gangos į Mūnas. O ten Gangos molis toks mėlynas, toks mėlynas. Radakundas molis toks juodas molis toks įdomus. Jeigu negalit taip gauti, tiesiog jūs galit tulasi, jeigu auginat namuose, tulasi žemę naudoti kaip tylaką, medžiagą tylakai. Jeigu jūs netgi tai neturit, aišku, Vėduose aprašyta labai daug, ten kur palankus gyvūnai praėjo, bet jūs, aišku, kur mes čia palankus gyvūnus? Pas mus širnai, kurios žudo, šaudo vargšus širnus ir, nežinau, elniai yra, aišku, bet vėl ten, kur kanopa, elnio kanopa buvo, ten galima paimti tylaką, bet vėl jūs nebėgiosit paskui elnius gauti. Bet galima statyti vandinukų, su kurio buvo maudyti dievybės, su Čirinamrita statyti tylaką. Jeigu nėra aplamai jokios galimybės, jokio molio, tiesiog su vandenį, su paprasta vandenį statyti, pašventinti kiekvieną dieną. Kartais atsidavusi dėl įvairių priežasčių ir aš suprantu puikiai, kad gėdėjasi ar dar kažką tai nešioti tylaką, tai šitas būdas su Čirinamrita arba su vandeniu nešioti, bet pašventinti kūną, tai labai svarbu, tiesiog galit padaryti taip.
Šila Prabhupada sako, jūs galite nenešioti vaišnaviškus drabužius, nešioti kostiumus, bet dėkite tilaką. Tai yra jūsų identifikacija kaip vaišnavas. Aišku, daug medžiagų, Manu Samhito aprašyta daugybė medžiagų, kur galima molį iš kur gauti, kaip gauti, bet aš 4 pagrindinius. Iš Vrindavaną mes atvežėm iš šventos vietos, švento upė, jeigu jūs būnat kažkur tai Čirinamrit arba tiesiog vandenukų statot. Tai yra medžiaga. Dabar kaip statyti tilaką. Aišku, dauguma iš jūs gal jau žinot, bet aš vis tiek parodysiu, kaip čia statyti tilaką. Aš dabar nuplausiu ir pastatysiu, o paskui šitos bus panašiai visos kūno dalis, kur jūs gavot po visą kūno dalis. Panašiai. To aš nuvalysiu dabar savo tilaką. Jūs kol kas nežiūrėkit į mane be tilakos, todėl kad reikės maudytis paskui jums. Žmogus be tilakos. Jo, nežiūrėkit dabar. Paprastai tilaką reikia statyti švarioje vietoje, nereikia statyti tilaką vonioje arba tualete, tiesiog švarioje vietoje atsisėskit, trupučiuk vandenuką ir molį. Ten jūs turit mantrą, kurią iš pradžių patį pirmą mantrą, kurią ten irgi yra vertimas. Ir kada jūs tilaka, trupučiu, kad būtų skystas, toks pakankamas skystas. Ir jūs kartuot tą mantrą lalatai kešavam dėjit, narayanam atodarei, vakšam stalai madavam tu, govinda kampa kupakai, višnum čadakšinai kuksau, bahaučiam mandu sudunam, trivikravam kandaretul, vamana, pašakai. Jūs padarėt tokį košytį, kurie nei bėga, nei ką. Paskui su veidrodžiu, kad būtų lygiai. Aišku, tie, kurie jau labai ilgai stato, pripranta, jie gali be veidrodžių 2 judesiai pastatyti tilaką. Aišku, aš stebėjau kartais vaišnavai, kada tik pradeda statyti tilaką, po valandą, po pusvalandį stato. Iš tikrųjų, įpračio reikalas labai lygiai 2 judesiai, o šitų pirštų. Šitą vėl, galima statyti bet kokių pirštų, bet sakoma, jeigu jūs čia bevardis, jeigu šitų pirštų statot, tai vėl atneša, veda jūs prie įsivadavimo. Aš nesakysiu, prie ko veda, jeigu šitų statot, šitų. Šitas pirštas nešvarus, aplamai jo nenaudoju, bet kartais ir jo stato, bet pasiekti tam tikrus tikslus. Pavyzdžiui, džapą, kada jūs kartuojat, irgi šventraščiai sako, mes kartuojam vos su šitais 2 pirštais džapą. Jeigu jūs kartuojat taip, arba taip, irgi tam tikros rezultatai ateina. Bet mes nepasakosim kokius rezultatus. Šitas, jeigu jūs kartuojat, iš tikrųjų, kada jūs kartuojat, jūs gaunat didžiulį jėgą. Jeigu šitas pirštas, jis paprastai prakeikinėja. Jeigu jūs prakeikit, nenaudokit, todėl kad prakeiksmai grįžta jums. Jeigu kartuojat šventus vardus ant šito, kad prakeikti. Šitai joga mistinės jėgos atsiranda, kada kartuojat. Pavyzdžiui, tilaką irgi panašiai, kada statot su tam tikru pirštu, tam tikras rezultatas. Mes statom su šito pirštu. Statom ir sakom mantrą, kurios žemiau kaktą, pavyzdžiui. Mes pradedam. Stipriai prispaust reikia, kad būtų linija Om Kišavai Namaha. Reiškia. Ne, galit taip, jo. Vienas judesys praktiškai yra, turi būti būtinai tarpas. Sakoma, kad jeigu jūs stato tilaką ir vienas toks bliūkšnis gaunasi toks, tai yra, turi būti tarpas, todėl kad tam tarpe Lakšmi Devi gyvena. Jūs sėkmės neturėsit, jeigu pas jūs tilaka bus va tokia, tiesiog, iš vien, va tokia tilaka. Jeigu iš pirmą kartą taip gavosi, su šito pirštu galite stipriau prispausti ir padaryti tiesiog taip. Čia pirmas judesys ir 2 judesiai padaryti lapelį.
Viskas. Viskas. Jo, reikia sakyti garsiai Om Kešavaya Namaha, kada Om Kešavaya Namaha. Jo, Om Kešavaya Namaha. Kartuojat, todėl kad jūs pašventinat vietą šventų viešpaties vardu. Om. Čia parašyta. Čia parašyta šri. Ar reikia visur Om Kešavaya? Aš tokia atsiprašau. Aš pas perkel kapijavau iš kitos vietos. Ir vat, jo, visur vietoj šri Om. Ir svarbu, aš iš labai autoritetingų šaltinių paėmiau ir aš neatkreipiau dėmesį, net nepagalvoju, kad gali būti trupučiu kitaip. Šri Om. Om Kešavaya. Vietoj šri Om, visur Om. Namaha. Namaha. Om Kešavaya Namaha. Viskas paskui, jūs tą patį pradedat nuo apatinės dalies pilvo. Irgi tą patį stipriai Om Narainai Namaha. Praktiškai čia įpračio reikala. Jeigu jūs negalit su pirštų lygiai pastatyti, yra, aš nežinau, pas jūs aš nemačiau parduotuvėlė, yra toks štampiukas, kuris ant kūno lygiai dedasi Om Narainai Namaha, Om Madhavai Namaha, Om Govindai Namaha, paskui Om Vishnavai Namaha, Om Madhusudanai Namaha, Om Trivikravai Namaha, Om Vamanai Namaha, Om Shridharai Namaha, Om Hrishikeshai Namaha, Om Padmanabhai Namaha, Om Damadarai Namaha. Bet galima su pirštais labai gražiai. Kartais aš irgi matau baktai tokį lepšius tokį dedu, bet tylaka turi būti gražiai. Labai gražiai ir aiškiai tylaka po visą kūną. O čia, pavyzdžiui, Om Vasudhavaya Namaha. Ne, čia niekada nestatoma. Čia 12 vietų, čia yra 13 vieta. Čia jeigu pas jūs likutis lieka, kartais vaišnavais nuplauna, bet nerekomenduojama, todėl kad jeigu vyrai ypač kiekvieną kartą darys, paskui pas jų bus plaukai neaugs šitoje vietoje. Todėl... O toks techninis klausimas, tarkim, būna pas prabų, pavyzdžiui, krūtinės, plaukai, ar ne? Ir jokia tyla, kad neįsipaišo. Neįsipaišo? Nežinau, aš... Čia tai įkvėpė. Čia tai įkvėpė. Galva, vat čia irgi iš tikrųjų galit paskutinį išbraukti, todėl kad nėra to. Tik 12 vietų. Šventyklo 12 vietose. Vasudhavaya Namaha jūs galit tylokos likučią arba vandenuką nuplauti ir reiškia šitą. O čia vadinasi ačiamanas ar kaip? Ne, čia vadinasi tylaka. Tylaka irgi. O ačiamanas? Ačiamant, čia paskui apvalymą. Mes gal neįsim čia trupučiuk, čia vėliau. Ir lapelis turi būti 3/4 nosį ilgio. Lapelis. 3/4, ne visas. Todėl, kad... Pas ką knyslė pastato trumpesnė, viskas aišku. Gausis ne tulasi lapelis, o gausis banjano. O paskui lietuviškai paskėlosios, tai gausis. Paskui dar vienas momentas. Kokia nuotaika turi būti. Čia, jeigu jūs priprantat, aišku, kol jūs neišmokat, jūs stengiatės ir prisiminat viešpatės vardus, nefitų kartais būti labai gerai, todėl kad koncentracija labai gera. Jūs viskas pirmą kartą arba nauja viską, jūs stengiatės ir pas jūs meditacija tokia, viskas super. Kada žmogus pripranta jau ir tampa viską mechaniškai, tame problema. Jis turi medituoti į kiekvieną Višnu vardą. Todėl labai mes dabar nekalbėsim, bet jūs galite sužinoti praktiškai apie kiekvieną vardą, ką jis reiškia. Ir kada jūs statot, jūs visus ištisus istorijos galite prisiminti. Pas jūs meditacija gali Kešava. Keša, ke reiškia Brahma. Ša reiškia Šiva. Va reiškia valdovas. Keša va reiškia Brahmas ir Šivas valdovas. Arba sėkmės devi vyras. Viena žodžiu, jūs galite medituoti į kiekvieną vardą reikšmę, žaidimus įvairius medituoti. Tada, kada jūs stato, tai nebūna paprastas ritualas, tai iš tikrųjų šventas veiksmas būna. Todėl Šrila Prabhupada apie nuotaiką. Iš tikrųjų, tai liečia, mes kalbėjome apie tai, kad tai liečia bet kokį atsidavimą tarnystės veiksmą. Šrila Prabhupada sako, negalvokit, kad jeigu jūs pastatė tylaką, nors mes kalbėjom, jeigu žmogus nestato tylaką, visi jo veiksmai yra
beprasmiški. Prabhupada sako, negalvokit, jeigu jūs pastatėt tilaką ir apsirengėt drabužiais, jūs tampat vaišnavai. Sako, tai ne taip pigiai. Tai ne pigiai yra. Turi turėti savybę žmogus. Todėl, kada jūs statot tilaką, turi būti meditacija. Jūs turit realiai medituoti viešpaties vardus. Jeigu jūs norėsit, mes paskui galėsim trumpai apie kiekvieną vardą, tiesiog ką jis reiškia, pasakyti, kad šiokia tokia meditacija būtų. Todėl, kad galima tiesiog būti apsimetėliu, kad gauti kažkokį tai naudą, vaikščioti į bažnyčią arba rengtis kaip vaišnavas ir būti tarp vaišnavų. Todėl Prabhupada sako, kada jūs pastato tilaką ir nešiojat kantimalą, tai yra vaišnaviški ženklai faktas, bet tai nereiškia, kad jūs automatiškai tampat vaišnavo. Ir čia mes vėl prieinam prie mūsų pagrindinių taisyklių. Smartavjak sata tam Višnu, vis smartavjau. Neišmokai iki šiol? Lietuvišką versiją žinau. Lietuviška versija, jo. Smartavjak sata tam Višnu, vis smartavjau nadžatučit, sarva vidhi, nišedak siur, itayur, eva kinkaram. Sarva vidhi ir nišedhi. Sarva reiškia viskas, vidhi, nišedhi. Vidhi reiškia tai, ką reguliuoja, tai, ką leidžiama, ir nišedhi tai, ką draudžiama. Visus regulų taisyklius esmė yra visada prisiminti Krišną, niekada nepamiršti. Ir viso ritualo esmė, kada jūs darot su nuotaika patenkinti viešpatį, prisiminti viešpatį. Tai tą liečia, tą patį liečia ir tilaką. Mes turim žinoti, kodėl mes darom, ką tai reiškia ir dėl ko mes darom. Mes turim žinoti, kodėl mes darom. Todėl, kad mes tapatinam save su vaišnavais. Dėl ko? Kad patenkinti Krišną. Ir reikšmį, visą to ritualą reikšmį turim žinoti. Tilakos, kantimalos ir toliau. Ir kada mes priprantam, todėl, kad mes arba skubam, arba kalbamės su ko nors, kada statom tilaką, mes su ko nors dar kalbamės ir pas mus viskas automatiškai gaunasi. Atsidavimo tarnystė, jinai neturi būti nedėmesinga, todėl, kad tada, kada viešpačita nesako, kada jūs praktikuojat apie Krišną ir klausot, jūs laistat augalėlį, bhakti, augalėlį, jūs pastoviai laistat. Bet jeigu jūs atliekat atsidavimą tarnystį nedėmesingai, šalia bhakti augalėlį pradeda augti piktžolė, kurie gali būti panaši į bhakti. Ir jeigu jinai tampa didesnė, jinai išgoš visą bhakti augalėlį. Todėl mes turim visą tai atlikti labai, labai dėmesingai. Yra 3 rūšių nedėmesingumas. Mes trupučiuką apie tai irgi. Kad čia liečia visos atsidavimo tarnystės, ne tik tilakos. 3 rūšių nedėmesingumas. Pirmas yra abejingumas. Man tas pats. Tiesiog abejingumas. Pasireiškia tame, kad mes atliekam tam tikrą tarnystę, todėl, kad man kažkas tai pasakė, arba todėl, kad visa bendruomenė tai daro ir aš iš tokį išorinį spaudimą pats, gerai, aš susipažinau, atėjau į tą bendruomenę. Ir dabar, kad neįsiskirti, aš iš bendros tokios spaudimą tokį subtilų, aš turiu daryti. Abejingumas. Tai yra nedėmesingumo, viena iš nedėmesingumas požymės abejingumas. Kada mes, reiškia, mums neįdomu iš tikrųjų, bet dėl išorinių kažkokių tai priežasčių mes tai darom. Antras tai yra tingulystė paprasta, tingėjimas. Tingėjimas pasireiškia tai, kad aš neturiu jokio entuziazmo aplamai. Čia dar yra nedėmesingumo tingėjimas. Nėra entuziazmo visai. Ir trečias tai yra, kaip lietuviškai, rasėjimas. Įsiblaškymas. Vietoj to, kad susikoncentruoti į tam tikrą veiksmą, aš kalbu su kažko tai, aš galvoju apie kažką tai, įsiblaškymas. Ir čia viskas
3 įsiblaškime. Visą tai nedėmesingumas. Ir bet kokią atsidavimą tarnystėje mes atliekam, mes turim labai būti atsargus, kad šitie 3 nepaveiktų mūsų gyvenimą. Todėl dėl to mes turim žinoti žodžių prasmės. Jeigu, pavyzdžiui, mes sanskritą kartais, mes dainuojam maldos, mes turim žinoti žodžių prasmės. Mes turim vertimą žinoti, kada dainuojam, mes turim žinoti, ką darom. Kada mes statom tylaką, mes turim vardus, kiekvienas vardą praktiškai trumpai, pavyzdžiui, Om Kešavai Namaha, jo Kešava yra. Ir taip pat Kešava reiškia, mes kalbėjom, Brahmas ir Šiva valdovas. Paskui Kešava reiškia Krišna, kuris turi nuostabus juodus plaukus. Fantastinis juodus plaukus Kešava reiškia. Narayana. Sekantis Narayana yra, kada mes statom tylakas Om Narayanai Namaha. Mes, iš tikrųjų, oficialus viešpatis vardas sanskritų kalba yra Narayana. Narayana, Nara, Ayana. Tas, kuriame surado prieglapstį visus gyvos būtybės. Arba tas, kuris guli ant vandens. Narayana, reiškia tas, kuris guli ant vandens irgi. Arba tas, kuriame rado prieglapstį visus gyvos būtybės. Narayana. Ta prasme, tai yra oficialus viešpatis vardas. Ką reiškia oficialus? Oficialus, Krišna turi daugybę vardų, bet Vaikuncha Lokose jo oficialus ofisas. Ir jį žinomas taip, kaip aukščiausias Dievo asmo. Ir jį žinomas ten vardu Narayana. Visur, pavyzdžiui, irgi, kaip tave kreipiasi į ofise? Šefas, bosas? Pavyzdys koks? Vardu. Arba šefas, arba bosas. Vis tiek, tu bosas esi. Namuose saulytį, zuikį, ar ne taip? Šeimoje ne taip, jo? Irgi kartais vaikai, tėtė, irgi daugybė vardų, bet jeigu tu oficialiusi kažkur tai vietoj tave jau arba vardų, ten arba kažko ponas vadina, dar kažkaip tai. Krišna irgi. Jis turi ofisą, kur jį visi, aukščiausias Dievo asmo, Narayana. Sekantis yra Madhava. Madhava. Madhava nuo žodis madhu. Madhu reiškia medus arba saldu. Tas, kuris fantastiškai, viską, kas su juo susiję, yra saldu. Madhava. Ir taip pat Madhava reiškia sėkmės deivė vyras. Madhava. Jūs galit dėti į tylaką Om Madhavai Namaha. Tiesiog viską, kas susijęs su viešpačiu saldu. Jo vardas saldus, jo fleitas saldi, jo drabužiai saldus, jo žaidimai saldus, jo išvaizda saldi. Viską, kas susiję su viešpačiu, jis yra saldumo viešpačius. Sekantis yra Govinda. Govinda. Go reiškia karvis. Ir tas, kuris karvių karalius yra. Kada vieną kartą Krišna karanavo kaip visų karvių karalius Govinda. Arba Indra, karvių Indra arba valdovas. Ir Go taip pat reiškia juslis. Ir jis yra juslių valdovas. Govinda. Karvių globotinis. Čia Govindas statam, jo, Om Govindai Namaha. Paskui Om Višnavai Namaha iš šona, Višnavai. Višnavai nuo žodį Višnu. Višnu reiškia visur esantis. Višnu reiškia visur viską persmelkiantis, visur esantis Višnu. Visur esantis, viena iš viešpatis vardų. Ir kodėl mus vadina Vaišnavus? Todėl, kad mes garbinam viešpatį. Vaišnavas irgi tai yra žodis nuo žodį Višnu, tas, kuris garbina viešpatį Višnu, Vaišnavas. Sekanti, Om Madhu Sudanaya Namaha. Madhu Sudanaya Namaha. Madhu Sudana.
Demana Madhu žudikas, tas, kuris nugalabina, nužudė Demana Madhu. Labai galingas demonas buvo, istorija apie jį daug Puranuose aprašo. Madhusudana. Taip pat Madhusudana reiškia kamanė, bitė, didelė bitė. Ir aplink Krišnos girliandos, aplink Krišnos pėdos, todėl kad girliandos amžinai šviežius ir beprotiškai kvepintis ir daugybė kamanių, daugybė bičių. Tai jo, Madhusudana. Tai yra Krišnos vardas. Sekantis, dešinysis petis aukščiau. Om Trivikramaya namaha. Trivikrama, dar vienas viešpatis vardas. Tri reiškia tris. Krama reiškia žingsniai. Tas, kuris turi keletą reikšmių. To, kurie veiksmai yra didingi, galingi. Arba tas, kuris padarė 3 žingsnius, yra istorija, viešpatis istorija, kada jis 3 žingsniais visą visatą tiesiog peržengė. Jo veiksmai yra didingi, arba tas, kuris šlovingi, didingi veiksmai. Pilva kairiai, Om Vamanaya namaha. Vamanaya taip pat, Vamana varda buvo Trivikrama irgi. Vamana reiškia nikštukas brahmanas, karlikas, kuris Krišna priėmė nikštuką pavydalą, kad apgauti vieną demoną. Ir irgi visa istorija, kada jis atėjo kaip mažiukas, labai labai gražus berniukas. Ir karalius sako, atiduosiu tau viską, todėl kad jis buvo taip sužavėtas. Ir Vamana sako, gerai, duok man 3 žingsnius žemės. Ir sako, ko tu mane įžeidinėjai, aš tau visą planetą galiu duoti, tu man 3 žingsnius kažko tai žemės. Vamana sako, jeigu žmogus pilnas geismų, pilnas troškimų, tu gali jam duoti planetą, jis vis tiek bus nepatenkintas, visą visatą jam gali duoti, nebus patenkintas. Bet jeigu jis valdo savo juslės, jam pakankamai ir 3 žingsnius. Ir kada karalius Bali davė jam Vamanai 3 žingsnius, Vamana, nikštukas, jis pradėjo didėti ir padarė 3 žingsnius, Trivikrama tapo Trivikrama ir padarė visą visatą užvaldė. Šridhara, Om Šridharaya namaha, kairė alkūnė. Šri reiškia sėkmės devė. Žodis Šri reiškia grožis, turtai. Ir sanskrito kalba Šri reiškia sėkmės devė, kurią visi žmonės meldžiasi. Daug man turtų, sėkmės devė. Šri Dhara. Dhara reiškia laikyti. Šri Dhara tai viešpatis vardas, kuris laiko sėkmės devė ant savo krūtinės pastovę. Sėkmės devė yra jo nuosavybės. Visi turtai priklauso viešpačiui. Šri Dhara. Tai sėkmės devės savininkas arba tas, kuris laiko sėkmės devį Dhara, laikytojas ant savo krūtinės. Ir jeigu mes norim tik turtų, bet nenorim Dievą, turtai turi, mes kalbėjom, turi prigimti čančalą. Čančalą reiškia keičiasi pastovę. Šiandien pas jūs, rytoj pas kitą čančalą. Bet jeigu mes garbinam viešpatį sėkmės devį su viešpačiu, tada jinai pastovi pasilieka su mumis. Šridhara. Sekantis kairis pitis Om Hrishikeshaya namaha. Hrishikesha reiškia juslių valdovas. Jam priklauso šitas kūnas, mes galim bandyti jogai bando suvaldyti savo juslės. Juslės sulyginamas su gyvatėmis. Jie kandžioja mus pastovi. Akis nori to, nosis nori to, ausis girdi gražią muziką, mes norim prisiliesti. Jie kaip gyvatės nori gėlė mus veda iš proto juslės. Bet viešpats Krišna yra Hrishikesha, tas, kuris valdo visus juslės. Jeigu mes atiduodam jam savo juslės arba užimam jos tarnystę Krišnai, Hrishikeshai, tada juslės sulyginamas su gyvatėmis, pas kurios išlaužtos dantis nuodingos iltis. Tai jie jau nesutikė atsidavusių jokių skausmų. Hrishikesha, juslių valdovas. Om Padmanabhaya namaha. Tai šitoje vietoje. Om Padmanabhaya. Padmanabha, Padma reiškia lotosas. Nabha
lotosinį bambą. Tokia labai graži Krišnos lotosinį, tas, kuris turi tarsi lotoso bambą, labai graži. Padma nabha, padma reiškia lotosas, padma nabha. Tas, kuris turi labai gražų lotosinį bambą. Lotosas aplamai skaitosi grožio etalonas. Labai švelnus, labai gražus ir, sakoma, pas Viešpatį keleto kūno dalių tarsi lotosas, tai yra delnai, spalva kaip lotosai, akis lotosinis ilgos, lotosinis prailgos akis, paskui bamba, lotosinį bamba, lotosinis pėdos ir lotosinį šypseną. Akis, rankos, pėdos, bamba ir šypsena. 8 lotosai pas Krišną. Labai. Dvi dėl. Jo. Bamba vienu? Bamba vienu. Tai gal sakyti? Ne. Rankos, pėdos, akis ir lotosinė šypsena. Damodara, Damadarai namaha. Ir iš apačios, nugaro apačios Damadara. Dama udara, dama reiškia pilvą, dara, tas, kuris buvo surištas, motinas Ješoda surišo Krišną ir jis gavo vardą Damodara. Arba taip pat Damadara reiškia tas, kurio bhaktai savo meilį suriša. Krišna yra visagalis nepriklausomas, bet jeigu jis su meilė jam tarnaujat, jūs galite surišti Viešpatį Krišną. Palikit. Jeigu jūs tarnaujat Krišną, jūs galite nugalėti patį Viešpatį. Viešpats yra nenugalimas, bet jeigu jūs su meilė tarnaujat, meilė papirka viską absoliučiai. Ir jūs, kada stato tylaką, jūs galite medituoti į šitos reikšmės. Tai turi būti meditacija. Gerai, ar turit klausimų? Čia trupučiuk apie šitą nedidelį ženklą, kurią mes nešiojam tylaką. Taip, Jėlė. Ar yra įžeidimas kažkoks kaip tylakai, jeigu, pavyzdžiui, ryte prieš tarkim, programą užsidėti tylaką, ar ne? Ir prieš išeidamas į darbą nusivalai. Būtent ant kakto. Tai nėra tylakos įžeidimai, todėl kad jūs negalite įžeisti tai, ką virš įžeidimo aplamai. Jūs negalite įžeisti dvasinių dalykų, jūs negalite įžeisti Viešpatį. Ne, tegul būna, tegul. Paskui turės kapelės. Paskui turės kapelės. Gerai. Aš pasižiūrėjau. Aš norėjau paskui pakalbėti, bet tik. Jau pasižiūrėjau. Dvasinį dalyką jūs negalite įžeisti dvasinį dalyką. Jūs tiesiog pakenkit patys savo, todėl kad jūs nuvalot apsaugą nuo patys save. Aš sakau, kad kartais atsidavusiai dėl kitų žmonių nuomonė, jiem gal nejauku kažkaip tai nešioti tylą, kad tiesiog tada statykit su vandeniu. Bet turi būti apsauga. Aišku, labai gerai, kad žmonės mato, kad tai primena jiems apie, jūs netgi netiesiogiai pamokslaujat apie, jie gali prisiminti iš karto apie Viešpatį Krišną. Jeigu, aišku, dauguma žmonių dabar jau kaip ir žino apie Viešpatį Krišną. Bet jeigu neišeina, tada jau su vandeniu statykit. Čia tiesiog jūs savo apsaugą nuimate. O švento žemės susibarstys paprasčiausia galvos įsimaudė, užsibarstys. Aš taip darau. Žinau, kad netobula, bet... Irgi gerai. Iš esmės gerai. Pavyzdžiui, žmonės, kurie išvažiuoja šventos damas, jie visada su savim šventos žemės ima. Ir kad visada būti susiliesti su šventą vietą, jie arba ant galvos savo pabarsta trupučiuk šventą, arba trupučiuk į maistą įdeda į suvalgo irgi. Iš Krišna Balaram šventyklos, iš pačios teritorijos parsivežiau ir užsivarstu. O jeigu jūs, pavyzdžiui, paimsit žemę, kur Krišna molį valgė, ar girdėjote istoriją, kada Krišna molį valgė? Krišna molį valgė ir
jo draugai piminukai pasiskundė motinai Išodai, kad jis valgo molį ir motina Išoda supyko ant Krišną, sako, atverk burną, parodė, kodėl. Krišna sako, aš nevalgo, mane čia apšmeižė, bet realiai Krišna valgė. Bet ir yra vieta, aišku, jis kada atverė burną, motina Išoda visą visatą ten pamatė, visą kūrinėją. Bet ta vieta, kur Krišna valgė molį, jūs neįsivaizduojat, kokios skonį molis. Skanus. Jūs neįsivaizduojat, koks skonis. Jis trupučiuk suraus tokio skonio, bet netrupučiuk nėra grūdelių jokių. Ant tiek, kaip valgai, kaip kažkiek tai panašu į kreidą, tokį visiškai vientisą. Bet kai kurie vaišnavai, netgi Čitanči Ritamrita yra istorija, tiesiog paima, pavyzdžiui, iš Gango molio, prasijoja, pratrina su prieskoniais, su cukrum, padaro rutuliukus, fantastiškos skonio rutuliukus. Tikrai. Ir vat kada valgai, ten galima paukoti porą rupių ir visą maišelį su savim paimti ten vietą, kur Krišna valgo. Ir fantastinis skonis. Čia tik tai iš Europos, šitie valgo vaišnavai molį ten, nes pasakojo, kad čia, sako, atvažiuoja tik tai europiečiai, sako, vietiniai to molį kažkaip nelabai valgo. Vietiniai aplamai, vietiniams Krišna yra giminaičiai. Krišna Dievas, ne jis mūsų giminaitis, pas jų visai kitokį supratimas. Dar kokie klausimai dėl tilakos yra? Vienas svamis turi tatuiruotės mantrą, bet tilakų nemačiau, kad... Ir tilakos, jis pavadinimo, jo tilakos pavadinimas. Aš mačiau, kartais vaišnavai visose vietose daro tatuiruotės tilaką, bet čia skirtinga nuomonė dėl tatuiruotės aplamai. Iš tikrųjų, vaišnavai puošia ne tik tilako ženklais, bet pavyzdžiui, Šri Sampradaya vaišnavai iniciacijos metu jie tiesiog išdegina Viešpaties Višnų ženklus čakrą, kriauklį, viena žodžiu, kriauklį, lotasą, čakrą ir viezdą. Pas jų iniciacijos metu jie išdegina visam gyvenimui ženklus. Dar man pasakau, kad vienas vakarietis iš tilaką įsitatuiravęs. Jo, aš irgi mačiau tiesiog visiškai ištatuiravęs, bet čia skirtinga nuomonė, tai vadinasi atsidavimą tarnystį tamagūnui neišmanime, todėl kad tai prievarta realiai tokį kūnui, bet čia skirtingi nuomonė tokie yra, todėl mes nekomentuojam. O kodėl, pavyzdžiui, Vrindavane daug kas Om įsitatuiravę yra? Ko? Ant rankos, Om įsitatuiruotę pasidarė ant rankos. Nedidelės tatuiruotės. O ypač populiaru tarp moteriškių. Labai įvairi svastika labai palankų ženklas, svastika mantros visokios ir jo, tatuiruoju. Aš negaliu paaiškinti šitą, atsiprašau. Kiek vandens tą tilaką laiko? Ta prasme, jeigu su vandeniu vėl prisilieti prie veido, viskas nesuplovė. Taip, šitą tilką irgi nubyra. Praktiškai geriau, kaip mes skaitėm, statyti iš ryto ir arba po kiekvieną išsimaudymą tilaką reikia statyti, arba iš ryto ir vakare pastatyti. Kada vakare? Grįžot, išsimaudot, po darbų išsimaudot ir užstatot tilaką jau. Vasarą, kai kas valandą tiesiog norisi susivilgyti veidą ir viskas. Ir nebeveikia apsauga. Gerai, mes turim dar vieną temą, tokį nedidelį temą ir iš tikrųjų šiandien aš norėjau padaryti tokį nedidelį testą. Nedidelį, visai nedidelį. Bet aš norėjau dar labai vieną temą apie Kantimalą. Labai trumpai, todėl kad čia ištisas seminaras apie Tulasi, kodėl Tulasi yra svarbi. Bhakti Vishamba Madhava Maharaj skaito seminarą, labai didelį seminarą apie Tulasi svarbą, daug šventraščių, bet kaip ir tilaka, kurią parodo, kad mes priklausom Viešpačiui. Kantimala, Kanthi, taip vadinasi jinai Kanthi, vėl sanskritų kalba. Kanthi reiškia kaklas, mala. Mala, karoliai arba girlianda, mala, Kanthi mala. Tai yra kaklo karoliai, kurios Vaišnavas papuošė save.
Ir todėl, kad tai jis nešiojo tik iš Tulasi, todėl, kad Tulasi labai brangi viešpačiui Krišnai. Viską, ką atsidavimą tarnystė labai stipriai susijęs su Tulasi, mes visur naudojam Tulasi. Šitas karolius irgi parodo, kad jūs esate viešpaties tarnas, įrodo, kad jūs priklausot viešpaties šeimai. Tai irgi ta identifikacija jūsų kaip viešpaties tarna. Ir tas, kuris nešioja, jis tampa labai labai brangus viešpačiui. Ir vėl, jeigu žmogus nešioja tik imituodamas arba iš mados, arba imituodamas vaišnavo, bet nesielgia kaip vaišnavas, tai yra irgi netinkamai, tai yra įžeidimas. Kartais vaišnavai visiems duoda savo giminaičiai, savo draugam, tai yra grinai vaišnavo ženklas, nereikia dalinti kantimalus. Bhakti Šangvadovas man sakė, kad bet kam galima. Šventraščiai, aš neįsiginčiusi su Maharadžu, todėl kad jis realiai iš tikrųjų labai daug žino apie tą momentą, bet tai tiesioginiai vaišnavų šventraščiai nurodymai yra tokie, tiesiai iš Haribhakti Vilasus ar Padma Puranas. Aš paklausiu jį asmeniškai, paskui galėsiu pasakyti būtent dėl šito momento, todėl kad Tulasi, jinai labai tarnauja viešpačiui brangiai. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, valgo bet ką, jis praktiškai žeidinėja patį Tulasi. Jis, jeigu nesilaiko principą arba valgo geria alkoholį, valgo česnako svogūnų arba mėsą valgo, tai iš tikrųjų žeidimas pačiai Tulasi dėlė. Ir čia plus irgi apsauga, kaip ir Tilaka yra apsauga, Tulasi karoliai irgi apsauga nuo viską, ką nepalankaus yra. Čia yra. Bet pagrindinis dalykas, tai yra, parodo, kad mes Krišnos tarnai. Ir Šrila Prabhupada vieną kartą pasakė, jūs galite priimti tai rimtai, nerimtai. Prabhupada vieną kartą Bambėjos paplūdimy vaikščiojo ir ten daug tokių šunų, kurie tiesiog bėgioja. Ir tuo pačiu metu indusai jau buvo pradėjo tradiciją, kad irgi su šuniukais vaikščioti. Ir Prabhupada sako, pasižiūrėkit benami šunis, jie tiesiog visur nelaimingi, visur varo, visi muša jos. Ir pasižiūrėkit į šunis, kurie turi šeimininką ir antkaklį turi. Tai antkaklis tai yra, jūs priklausot Dievo, jūs turite šeimininką. Ir jeigu jūs turite šeimininką, šeimininkas jumis rūpinasi. Ir Prabhupada sulygina dvi šunis, tokie šunis. Mes esame viešpaties šuniukai. Čia trumpai apie kantimalą. O galima klausimą, tai jau kada galima duoti žmogui kantimalą, jeigu, tarkim, šeimos nariai, kurie, tarkim, jie vis tiek yra šeimos nariai, tarkim, ir jeigu jau... Jeigu jie tiesiog stengiasi, jeigu nesigauna, bet stengiasi praktikuoti, tada galima. Ypatingai vaikai, pavyzdžiui. Aš mačiau, kas visų vaišnavo šeimose visi nešioja. Ne, vaikai, kitas tu jau auklėjai jos, kad jie nevalgytų tą, nedarytų tą, tu vis tiek auklėjai, jo, tu vis tiek įtakoji jos. Galima vaikams. Jo, galima vaikams. O suaugusiam jau turi būti sąmoningai. Jie turi sąmoningai jau praktikuoti. Arba dėti pastangus, kaip minimum dėti pastangus praktikuoti. Dabar jau pasakė, kad minėjo, pavyzdžiui, kad mirštančiam turbūt nekada. Mirštančiam jo, mirštantis jau nedaro nuodėmė, jis galite iš karto mirštančiam, tai labai palanku, labai labai palanku, sakom. O tu Vasilas ar priima įžeidimus, negu Gornitai? Gornitai aplamai labai maloningi. Gornitai jūs netgi, sakoma, galit nemaitinti, tiesiog dainuokit kirtaną ir jie bus patenkinti. Galit nerengti, nemaitinti. Prabhupada netgi ant kiek maloningi Gornitai. Prabhupada sako, kad kada atsidavusiai platino knygos, sako, jūs galite tiesiog netgi paprastiem žmonėm platinti Gornitai. Tegul stovi jo, tegul stovi. Gornitai aplamai labai maloningi. Gerai. Gornitai yra dievybės, Gornitai viešpats Čaitanija ir viešpats Nityananda. Vadinasi Gaura, tai viešpats Čaitanija, Nitai, viešpats Nityananda. Gornitai šventiklose stovi, paprastai dievybės. Gerai, vaktai, dabar pabaigoj, aš specialiai viską ant pabaigą jums palikau, tokį negerą siurprizą tiesiog. Čia bus keletų klausimų apie tai, ką mes praėjom jau. Ir
Ar Zakatowka turi? Čia viską, ką mes praėjom. Čia yra keletą, po vieną klausimą iš vienos temos. Ir mano tiesiog prašymas, čia atstumai, matot, labai nedidelė. Po pusantro, po vieną sakinį atsakymai. Bet, aišku, galima parašyti grinai, kaip mes išmokam. Bet man labiausiai norisi, kaip jūs patys suprantat atsakymus į šitos klausimus. Gerai? 15 minučių maksimum ir viskas. O aš tuo metu pasižiūrėsiu visą, aš nors jau pražiūrėjau visų to. Ten iš viršaus vardą, savo vardą ir paskui tiesiog kaip jūs patys suprantat, svarbu jūsų supratimas, o ne tai, ką jūs išmokot. Taip. Svarbu, kaip jūs jaučiat. Čia dėl to, kad tiesiog jūs nepamirštot, ką mes praėjom. Aš per daug iš tikrųjų, jeigu mes realų tokį baktą programą einam šventykloje kiekvieną dieną, tai mes kiekvieną kartą labai rimtus egzaminus darom, bet aš nenoriu jūs apkrauti, jūs šeimos žmonės. Aš nežinau, gal 10 minučių netgi užteks. Pažiūrinėjat, ja? Įdėlų paklausti. Nu, tada patrupučiuk baiginėjom. Ir dar aš 5 minutės grinai noriu užimti jūsų laiką, brangu. Mes ypač kada yra, pavyzdžiui, žmogus gauna iniciaciją, jis turi atsakyti į daugybę klausimų filosofinių. Ir paprastai baktai rašo, bet visada labai įdomi pakalbėti su žmogum taip asmeniškai. Todėl, kad galime nuo knygų nusirašinėti, bet kaip jis supranta tam tikrus filosofinius aspektus, tai pasirodo, galima idealiai parašyti, bet kada žmogus pradeda kalbėti ir pasirodo visiškai kitaip supranta, negu jis parašo. Todėl aš prašiau daugiau savo žodžiais, kaip jūs suprantat asmeniškai visus tokius dalykus. Galima įkalti į galvą jo apibūdinimus dar kažką tai, bet supratimas bus visai kitoks. Ką aš ten nekalopus rašęs? Ką aš ten bus rašęs? Neatsimenu vėl. Vėl geriausi iš tavo. Tai Coca-Cola prisimės. Coca-Cola? Tvitelis.
Aišku, pas kai kurių raštas kaip pas daktarų. Pagailėkit manęs, tikrai man skaityt paskui. Baigim Bhakti tada, gerai? Čia šiandien vietoj šventraščių skaitysiu ant nakties. Kardiogramas. Gerai, aš tada dar noriu užimti porą minučių jūsų laiką dėl va šitų savo tobulėjimo, savęs tobulėjimo dienoraščius. Noriu porą žodžių pasakyti apie jūs bendrai, taip aš paprastai prieinu prie kiekvieno, bet noriu bendrai pasakyti porą žodžių. Labai noriu pagirti dvi asmenybės, kurie neseniai visai prisijungė prie mūsų, tai jaunas mergaitės Ramutė ir Virginija. Jo stabilumas irgi skaitimas, mes turim žinoti filosofiją, kad mūsų tikėjimas būtų stipresnis, mes turim suvokti, kad pas mus nėra spontaninio prisirišimo prie Dievo, tai mes turim gilinti žinojimas. Paskui atsidavimą tarnystė, žiūriu, kai kurie bhaktai atlieka kažkokį tai. Geriau būtų, jeigu atsidavimą tarnystė bendruomeniai. Namuose, aišku, mes atliekam atsidavimą tarnystė, bet bendruomeniai tai irgi labai svarbu. Aš turiu patirtį, mes, pavyzdžiui, vieną kartą per mėnesį Naujoj Gakulai darom didžiulį generalinį, visi kartu sueinam ir tiesiog altorių šveičiam, altorių sienas, lubos. Ir paskui bhaktai dalyjasi, kada visi kartu darom, visai kitokio, tu jauti širdies valymą, grinai širdies valymą, kad tu valai savo širdį, tu dėl Krišnos valai jo altorių, bhaktai visą altorių gyvybės nunešam, paskui plytelius ir kada visi kartu daro tą patį, tai labai apvalantį efektas yra. Ir aš siūlau atsidavimą tarnystę, kada pas jūs būna programos kažkokie, dar ypač festivalis, Gaura Purnima. Paimkit kiekvienas po kažkokį tai tą dieną, tarnystį kažkokį tai padaryti visi kartu, visą grupį bhaktų. Ir tada jūs pajausit, kad jūs tai suvienė, jūsų santykiai bus labai tokie šilti, jūs valot savo širdis kartu, kada darot. Viešpačitanya Mahaprabhu kiekvienais metais, kada bhaktai atvažiuodavo į Džaganatha-Purį prieš Radha-Jatra festivalio, jie eidavo į Gundičią šventyklą ir šimtais bhaktai praktiškai iki valė šventyklą. Šimtais bhaktais visi kartu valė šventyklą ir visi kartu dainavo. Tai tokia fantastinė tradicija tokia. Tai atsidavimą tarnystė, ypač jeigu mes bhaktų bendrijai darom, labai apvalo mūsų širdį. Apie paaukotą maistą jo tai yra svarbu. Paskui ir mūsų praktika prasideda nuo atsigulimo. Visa rytinė praktika nuo atsigulimo. Aišku, aš vėl suprantu, kad visi šeimos žmonės ir ne visada išeina atsigulti normaliai. Tiesiog poilsis, didesnis poilsis. Taip. O taip fantastika. Fantastika. Gerai. Šila Prabhupada Kidžai. Ačiū Jums už Jūsų pastangus. Ar buvo šiandien kažkokia tai prasmė to, ką mes kalbėjom? Ar buvo įdomu, ar svarbu buvo? Ar čia? Todėl, kad tyla, aš suprantu, kad, bhaktai galvoju, kaip aš nešiuosi. Ta prasme, aš kalbėjau apie tokį dalyką, kuris yra kaip mūsų ID kartelė. Identifikacija, kad mes esame Viešpaties tarnais. Gerai, ačiū. Pagal stiprumą tai vandens jau mažiausiai. Tylaka, jo. Čia yra švenčiausia, tai yra žemė, šventas molis iš vietų, kur Krišna pats vaikščiojo, basas, aukščiausias Dievas asmuo vaikščiojo pats basas nuo jo kūno, viso tai, todėl tai yra šventa molis. Šventos upės vandenį, kur maldėsi Krišna. Tai irgi gerai. Gerai, ačiū labai jums visiems. Hare Krishna.